lyderis, bet jis labai nuoširdus, labai mielas. Ir aš tuo ir džiaugiuosi, kad mūsų šeima yra vieninga ir mes, mūsų organizacija, sakyčiau drąsiai, kad dirbam dėl žmogaus. Sveikinu jūs visus su neįgaliųjų diena, nors ji prabėgo. Tai yra ne šventė. Šventė tada, kai mes esame sveiki, kai esame ramūs šeimoje, savyje, darbe. Linkiu visiems sveikatos, ištvermės, gero darbo, geros nuotaikos, siekti rezultatų, mylėti žmonės ir mylėti svarbiausias. Tikiuosi, kad ateinančiais metais mūsų kurto draugystė neišblės, kad bendru sutarimu atrasim naujų veiklų, užsiėmimų, suorganizuosim linksmų iššūkių. Kiekvienam dėkoju už buvimą kartu ir linkiu, kad šventų kalėdų angelas jūs globotų ištisus metus. Bendravimas šiltesnis, malonesnis, smagesnis. Ačiū jums visiems. Aš tikrai daug ko išmokau iš jūsų ir manau, kažką išmokote galbūt iš manęs. Iš tiesų tai yra ilgo galiojimo produktas, kuris jau kokių porą mėnesių gali galioti. Šiandien nesuvalgyti, suvalgysit rytoj. Rytoj nesuvalgysit, o ryt ir už ryt bus gerai. Tai va, už tai sakuotis jums visiems. Dar kepti, bet kepu 10 metų duonytę, tai dalinuosi duoną. Dalinuosi ir iš tikrųjų linkėdama jums visiems duonos, ramybės ir skalsos. Visi, jeigu turėsim duonos, tai nebaisu mums niekas bus aplinkui, nes ją galima sudžiovinti, ją galima sušaldyti, ją galima, kad ir supelysim, yra labai skani. Aš kaip kariškė su česnaku tikrai jums tą patvirtinu. Duona yra visas gyvenimo atvejis. Tai būkit sveiki, būkit laimingi, o darbuotojai būkit ištvermingi. Labai gera matyti įsiliejusius žmonės naujai. Aš jūs pažįstu, bet iš tikrųjų, kad dirbate su Aldona, tai yra tikrai anykščiams, tai yra lobis. Tai džiaugiuosi ir visus kolegas matydama. Ir gražaus laiko, o su švente, kurios ateina žiemai, tai tiesiog tą lengvumą išlaikykite savo šeimose, savo buityje, savo savastyje. Tai va, tai Aldona jums duonytė. Sveiki visi, aš iš socialinės paramos skyriaus atnešiau jums visiems šiltus linkėjimus, nes mes glaudžiai susiję su veikla liečiančia jūsų kasdienybę. Tai norime visų pirma pasveikinti jūsų neįgaliųjų dieną ir norime pasidžiaugti ir pasidalinti, kad glaudžiai bendradarbiaujame su neįgaliųjų organizacijos darbuotojais. Visa pagalba reikalinga jums, sprendžiam problemas kartu. Šiaip norėtume labai pasidžiaugti neįgaliųjų draugijos veiklumu. Jūs visi nariai esate labai veikli bendruomenė Anykščių rajono savivaldybėje, tai atsispindi jūsų veikloje, nuveiktose darbuose ir tikiuosi, kad tas bendravimas nenutruks. Aldonai stiprybės visiems kitiems darbuotojams, noro dirbti šių žmonių labui. Labą dieną visiems. Šiandien Seime svarbus posėdis, tad Seimo narys Tomas Tomėnas negalėjo asmeniškai dalyvauti ir jūsų pasveikinti ir išgirsti problemas, bet siunčia nuoširdžiausius sveikinimus, dėkodamas už jūsų vykdomą veiklą, už tai, kad esate tokie aktyvūs, dėkodamas taip ir pirmininkiai, kuri moka jūs suburti, vienyti. Tad gražios visiems popietės ir gero laiko kartu. Visiems svarbu, kad išsilaikyti iki kalėdų, čia būtent jūsų
pastatui galbūt papuošit, jeigu turės galimybę, reikia čia stovo, bet labai Būtinai turim stovą, turim dar jūsų ir vėliavą, dar jinai nesuplyšo. reikia keisti. Pakeisim. Ačiū, Reginutė. Saldžiai čia nesaldu bus, bet drakoniukui tada perduokit linkėjimus. Ačiū, kad atėjot pas mus. Meras tai tikrai ne drakonas. Linkim sėkmės, merė, jums. Ačiū, aš tikrai mačiau tokį multiką, nes su anūkais kartais pažiūriu. Aš mačiau, kad buvo toks žydras drakonas, kuris yra vegetaras. Tai visokių drakonų būna irgi. Tikrai ne mūsų drakonė. Jūs irgi ne. Kiek nespai? Tomui? Aš dovanoju jums. O Tomui linkėjimai. Tas Anykščių kultūros centro šiandien bus taip pat, irgi ta truputį, yra šitos draugijos narė, truputį neįgali, bet viskas gerai, viskas, jeigu mes praeis, ne, tai turbūt priimsit ją į šitą kolektyvą. Mes padainuosim, mūsų dovanos, mūsų dainos.
lange, vyraus puikės ir apšvietiškė savas svajones. Kišeniai vėjai, bet kartais svarbu, galvoj rateliai, o širdis smagu. Taigi tokios bėdos sutinka, Dievas Dievas duos, sulauksim Taigi tokios bėdos sutinka, Dievas Dievas duos, sulauksim daugiau. Kišeniai vėjai, bet kartais svarbu, galvoj rateliai, o širdis smagu. Taigi tokios bėdos sutinka, Dievas Dievas duos, sulauksim daugiau. Taigi kokios bėdos juk aplinka Kalėdos. Dievas duos, sulauksim daugiau. Ačiū šitiems puikiems ir man atrodo ne pirmą kartą. Taip, ir aš galvoju, kad mes kitąmet